Papasakokite apie save. Kokį dalyką dėstote? Kokia jūsų specializacija šioje srityje ir galbūt asmeniniai interesai? Tai esu Giedrė Linauskaitė Strumilienė, gyvensenos medicinos specialistė. Studijas baigiau 2019 metais Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Įgijau tuo metu sveikatos mokslų magistrą ir tapau gyvensenos ta medicinos specialiste. Ir po studijų nuolat ieškau mokslų pagrįstų sveikatai palankios mitybos gairių įvairių sveikatos sutrikimų atvejais. Beje, mokiausi Tomo Kolino Kembelo Kinijos studija autoriaus kursuose Plant-Based Nutrition. Ir dar pernai, 2024 metais, kadangi psichologija ir mityba, labai susiję dalykai, pradėjau studijuoti Žmogaus institute ir studijuoju podiplominėse studijose įsisąmoninimų grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindus ir ketinu tapti dar ir mindfulness mokytoja prie viso to. Na, o mano specialybė neatsitiktinai atėjo į mano gyvenimą. Iš tikrųjų, prieš 12 metų pakeitusi iš esmės gyvenseną, dėsningai ieškodama atsakymų įvairioje literatūroje, tiesiog panorau pasinerti į tai, kas ištirta mokslininkų ir susisteminti tas turimas žinias. Tai taip ir pasirinkau studijuoti gyvensenos mediciną. Ir šiuo metu, kaip gyvensenos medicinos specialistė dirbu Lietuvos kariuomenėje ir šias paslaugas teikiu Lietuvos kariams, profesionalams. Na ir kita darbo vieta yra Holistinio ugdymo institutas ir čia dėstysiu mitybą 1 modulyje. Sakykite, kas būtent paskatino jus pradėti domėtis šiuo dalyku ir kodėl pasirinkote į sveikatą žvelgti iš holistinės perspektyvos arba sujungti dvi skirtingas sritis? Iš tikrųjų, tai jau daugiau negu 10 metų bandau suprasti mitybos reikšmę ir poveikį skirtingų ligų atvejais. Daug metų gilinausi, kaip mityba yra susijusi su įvairiom ligom, onkologine liga, nutukimu, širdies kraujagyslių liga. O iš tikrųjų viskas prasidėjo tuomet, kai pati susirgau lėtine liga ir ribotos gydymo galimybės paskatino ieškoti atsakymų, kaip galiu pastiprinti esamus net susirgusio kūno resursus ir sustabdyti lėtinės ligos progresavimą ir sumažinti tos ligos atsikartojimo riziką. Ir iš tikrųjų atradimai iš pažiūros atrodo buvo labai banalūs ir visiems teoriškai labai žinomi, kad mes turime rūpintis psichologinė sveikata, kad ten fiziniu aktyvumu turime rūpintis ir be abejonės sveikai maitintis, bet kuomet pati praktiškai išmėginau šitą kelią, tai iš tikrųjų tapo kažkokia nepaaiškinama išminties dalimi manyje ir pačiai teko patirti ir įsitikinti, kokią reikšmę turi sveika, subalansuota mityba kūnui ir net jeigu tu esi dar gydymo eigoje, iš tiesų labai skiriasi dienos, kuomet tu maitiniesi vienaip arba maitiniesi kitaip, savijauta tavo labai kardinaliai gali skirtis. Na ir kuo toliau gilinuosi į mokslinius tyrimus, tuo daugiau iš tikrųjų radau sąsajų tarp visų bazinių mūsų gyvensenos veiksnių ir mitybos. Jeigu taip aiškiau, tai mūsų mityba labai susijusi su mūsų psichologinė sveikata, fiziniu aktyvumu ir miegu. Ir atvirkščiai, miegas, psichologinė sveikata ir fizinis aktyvumas gali lemti tai, ką mes nuspręsime valgyti. Tai iš tikrųjų atradimai nepaprastai įdomus ir, unikalūs man pačiai buvo tuo metu ir iš tikrųjų paskui, kaip jau turbūt tradiciškai žmogui, kuris praeina pats
atradimų kelią kyla noras ir dalintis tomis žiniomis. Suprantame, kad šis dalykas, ši tema yra pakankamai plati ir galima plėstis labai daug ir giliai, bet galbūt galite įvardinti, na, bent pagrindines temas ar klausimus, kuriuos jūs nagrinėsite su studentais paskaitų metu. Taip, aš mityba vienas modulyje nusprendus esu supažindinti nu tokį kaip a, įvadą padaryti žmogui, kuris ketina iš tikrųjų pasirūpinti savimi per mitybos prizmę. Tai tam įvadui be abejo labai svarbu išsiaiškinti, susipažinti arba dar kartą įsigilinti į pagrindines maistines medžiagas ir kokios yra svarbiausios maistinės medžiagos, kurias mes turime gauti ir, na, kaip mūsų organizmą gali veikti tų medžiagų trūkumas arba net perteklius. Toliau šitame dalyke skiriu daug dėmesio genetiškai modifikuotam produktam, kaip juos atskirti mūsų rinkoje ir kokį poveikį sveikatai genetiškai modifikuoti produktai daro. Taip pat kalbam apie perdirbtus produktus ir pasekmes sveikatai ir kokiais atvejais tikrai reiktų vengti galimai gal tų perdirbtų produktų, bet įdomu tai, kad daugelis klausytojų niekada, na, nesusimąstė, o kas yra tas perdirbtas produktas ir iki kokio lygio perdirbto produkto, na, jau netgi nerekomenduojama valgyti. Tai vat apie šitus dalykus daug kalbam. Ir turbūt, na, svarbiausias dalykas, kuris aš jau pastebėjau daugeliui klausytojų labiausiai patinka, tai tai, kad mes kalbame apie tai, o kaipgi man susidėlioti mitybą taip, kad ji būtų man tinkama, individuali ir subalansuota ir atitiktų mano poreikį. Taigi mes daug laiko skiriame būtent paros energijos paskaičiavimui, kurį žmogus turi gauti iš maisto. Ir, na, klausytojai tampa savotiškais dietologais asmeniniais ir gauna tokios patirties, kuria gali dalintis ir gali tapti savotiškais, nu, paramos teikėjais savo artimiesiems. Na ir šiemet nauja tokia tema atsirado mityba vienas modulyje, tai įpročių formavimas. Iš tiesų, pati kaip gyvensenos medicinos specialistė, dirbdama pastebėjau, kad ateina pacientai žinantys labai daug. Ir jie visi teorinės žinias turi ir mes jau galime diskutuoti daugeliu klausimų, bet kažkodėl tos teorinės žinios nepersikelia į jų praktinį gyvenimą. Taigi skiriu keletą valandų ir tam, kaipgi mums ugdyti tuos naujus įpročius, nes mūsų smegenys priešinasi naujiem įpročiam. Tai yra tiesiog mūsų tokia smegenų veikla. Tai kaip nulaužti tą smegenų kodą, ar ne, kaip atpažinti jau tas mąstymo klišes, kurias apėjus galime pradėti lengvai formuoti tuos įpročius. Tai yra tas irgi pakankamai naujas, bet įdomus dalykas daugeliui klausytojų. Labai daug svarbių aspektų jau įvardinote, tačiau norėtume paklausti, kodėl šis dalykas naudingas ir jauniems žmonėms šiuo metu, šiuolaikiniame pasaulyje, kuris bėga, skuba, nespėjame galbūt savim pasirūpinti ir ar vis tik tai įmanoma, lengva tai pritaikyti praktikoje, kasdienybėje? A, Labai geras klausimas, tarp kitko, apie skubantį jauną žmogų. Iš tikrųjų, ne tik jaunas žmogus skuba, šiais laikais skuba ir jaunesnis, ir vidutinio amžiaus, ir vyresnis žmogus. Ir iš tiesų, skubančiam pasaulyje pritaikyti sveikatai palankios mitybos principus
nėra lengva, ypatingai jeigu tu neturi susistemintų žinių. Ir pačiai man užtruko laiko susisteminti tas žinias, nes aš esu pati pakankamai užsiėmęs žmogus ir kuomet buvo periodas, kai turėjau daugiau laiko, sakykim, na, buvo laikas, kai mažiau dirbau, tai labai paprasta viskas buvo. Na ir meditacijos, ir fizinis aktyvumas, ir mityba, viskas atrodė balanse ir taip paprasta ir lengva. Bet kada į tavo dieną įeina dar 8 valandos darbo laiko, vat tada jau mes susiduriam su iššūkiu. Ir iš tiesų aš pati atradau tam tikras schemas, kuriomis vadovaujantis galima labai lengvai, suplanuoti labai paprastą, bet sveikatai palankų maistą ir galima pagalvoti apie 3 dienas į priekį, turėti tam tikrus subalansuotus paruoštukus ir tai užtrunka iš tikrųjų nedaug. Dabar kodėl tai yra svarbu? O todėl, kad, iš tiesų, lekiantis žmogus dažniausiai, nori pasirinkti labai greitai. Ir ką jisai renkasi? Jisai užbėgęs į parduotuvę renkasi tai, kas yra lentynose, ar ne? Greitai pašildoma, greitai pagaminama ir tai dažniausiai labai toli nuo to, kas yra sveika. Tai dažniausiai yra tos prekės, kurios būna sąrašuose visų lėtinių neinfekcinių ligų, kaip priežastis, dėl ko žmogus serga. Net ir onkologinių ligų sąrašuose būtent tos prekės, tie greitieji paruoštukai viešajam sektoriui, prekybos centruose. Taigi iš tikrųjų ypatingai šiais laikais labai svarbu žinoti elementarius, kaip sakyt, elementarius tos mitybos, subalansuotos taisyklės, kokios struktūrinės dalys turi būti kiekvieną dieną mano lėkštėje, kaip tai greitai padaryti, ar ne, kad aš, na, nu, ilgiau gyvenčiau galų gale ir ilgiau būčiau darbingas. Nes, kaip sakiau, mes šiandien kalbam apie tai, kad mūsų jaunas žmogus arba vidutinio amžiaus užimtas žmogus turi daug psichologinių problemų. Ne paslaptis, jau užsiminiau prieš tai, mityba prie to labai prisideda. Taigi, pirmiausiai subalansuota mityba, o po to jau mes galime tikėtis, kad ir mūsų psichologija truputėlį keisis, vien todėl, kad mes duosim maistingų medžiagų tiek, kiek reikia mūsų kūnui. Turbūt sutiksite, kad šiais laikais turime įvairiausių sričių, sveikatinimo srities specialistų, kurie galbūt labai labai skirtingų požiūrių eina sveikatinti ar suteikti tam tikras paslaugas žmonėms, kurie kreipiasi su savo skirtingomis problemomis. Kaip žvelgiate į vakarų ir naturopatinės medicinos integracijos svarbą ir kodėl šis dalykas galėtų būti būtent naudingas sveikatinimo srities specialistams, gydytojams, galbūt, atleiskit už išsireiškimą, senesnio požiūrio gydytojams? Na, iš tikrųjų, jau kuris laikas nebėra abejonių, net ir tarp tų pačių sveikatos priežiūros specialistų ir gydytojų, kad žmogus yra viena sistema, o ne atskirų sistemų rinkinys. Labai smagu, lankytis konferencijose ir girdėti, kad gydytojai vis garsiau šneka apie tai, kad mes turime matyti ne vieną organą ir iš tikrųjų šitoj vietoj pažanga yra. Ir jau niekam nereikia įrodinėti mano minėto streso įtakos virškinamajam traktui ir kitom sistemom. Ir jau niekam nereikia įrodinėti mitybos sąsajų su kitom sistemom, lygiai taip pat, ar ne, su judamojo aparato arba kitom organizmo sistemom. Ir kokią ligą bepaimsi, visada grįšime mes prie tų pamatinių veiksnių, ar ne? Ir vienas iš jų yra va ta subalansuota mityba. Tai yra pagrindinė sveikatos sąlyga. Ir
Kada mes kalbam, tiktai apie vieną organą ar ne, kai kūnas serga, ir nors vienas organas jisai kažkokia sistema pažeista, būtent tas organas arba ta sistema tampa ta skyle namo stoge, dėl kurios namas pradeda irti. Taigi, bet kokio gydymo pradžia turi prasidėti nuo pamato tvarkymo, ar ne? Na, o pavyzdžiui, gydytojai arba ten kiti sveikatos specialistai universitete yra mokinti tvarkyti stogą. Apie pamato tvarkymą jie tik tiek ir žino, kad jį reikia tvarkyti. Tačiau į kokius aspektus atkreipti dėmesį ir kokias individualias, pavyzdžiui, mitybos rekomendacijas žmogui paskirti tam tikrose situacijose arba kaip užnorinti tą žmogų, užmotyvuoti pradėti keisti savo mitybą, retai kada išgirsti, ar ne? Ir iš tikrųjų tiesiog kitos srities specialistai, jie mokinami yra labai siaurai ir orientuoti į siaurą sritį. Taigi, na, šiame modulyje arba apskritai, jeigu kalbant apie gyvensenos mediciną ar ne, tai yra platesnis požiūris. Mes kalbam apie tai, kaip visuma veiksnių, kurie veikia mūsų kūną, sukelia kokią nors vieną ligą. Taigi tokios žinios praplėstų bet kurio sveikatos specialisto, ar gydytojo, ar slaugytojo, ar kineziterapeuto, ar masažisto, ar kosmetologo, kurie dirba su žmogaus kūnu žinias ir tai suteiktų gylio iš tikrųjų jų pagalbos teikimui arba ten konsultuojant pacientą. Gal turite kuom pasidalinti, kaip sėkmės pavyzdžiais, kažkokia trumpa istorija, kodėl būtent tai, kas dėstoma jūsų dalyke, kažkam padėjo išspręsti galbūt labai mažą, galbūt labai didelę problemą, kuri buvo prieš tai jiems nesusimąsčius, ko toliau imtis. Galbūt pradėsiu nuo to, kad savo darbe nuolat susiduriu su gyvenimo klausimu. Jau sakau, kad gyvenimo klausimu, nes tai iš tikrųjų žmonėm labai svarbus būna klausimas, kuomet asmuo susirga lėtine liga, kad ir tuo pačiu nutukimu. Kaip žinia, nutukimas irgi dabar yra jau priskiriamas lėtiniai neinfekciniai ligai. Na, arba jisai patenka į rizikos grupę sirgti viena ar kita liga. Visų pirmas klausimas, pradarius duris būna: pasakykit, ką dabar man valgyti. Tai yra visiems be galo svarbu ir net jeigu svariais argumentais žmogui paaiškini, sakykim, psichologinės sveikatos svarbą pirmiausiai, ar ne, išklausęs ir sutikęs pasirūpinti savo psichologinę sveikatą, jis klausia: na gerai, o tai ką man dabar valgyti? Ir kuomet sakai, pradėkime mažais žingsneliais, gal nuo pusryčių, jie nerimauja, kad nežino, ką valgyti ir per pietus ir vakare, ar ne? Taigi net nesutinka pradėti mažais žingsneliais. Tai rodo, kad šita sritis 100% visiems labai aktuali. Informacijos turim daug, bet praktinis individualus taikymas vis tiek žmogui lieka mįsle. Taigi mano tikslas visada yra suteikti žmogui tokias žinias, kad jis galėtų nuo jų atsispyręs rasti pats atsakymus savo įvairiausiose gyvenimo situacijose, kad gebėtų pats stebėti savo mitybą ir nustatyti problemines sritis ir pasirinkti mitybos būdą pagal jo kūno poreikius. Ir galiu pasidalinti po vieno kurso, būtent holistinio ugdymo institute, vienos klausytojos vyrą ištiko nelaimė, jį ištiko infarktas ir ką jūs manot? Jinai tuoj pat sudarė jam mitybos planą. Ji žinojo, kokią mitybos kryptį pasirinkti. Ir beje, jau po keletos mėnesių sulaukė puikių rezultatų. Vyras sumažino svorį ir stipriai sumažino ligos atsinaujinimo riziką, kas be ko. Jo cholesteroliai grįžo beveik į normą, arterinis kraujospūdis sumažėjo ir moteris džiaugiasi, kad buvo tarsi Dievo siųsta į šitą kursą.
Ne vienu atveju iš tikrųjų klausytojos dalinasi tokia patirtimi, kadangi dažniausiai klausytojos pas mus būna moterys šitame modulyje, kad po kurso pradėjus gaminti kitaip, jų vyrai stebisi, kad valgo daugiau, gali išgyventi netgi dieną ar kitą be mėsos ir jų svoris nukrenta, ar ne? Tai yra šeimoje, pavyzdžiui, šeimoje, toje pačioje šeimoje pastebimas toksai fenomenas, kad tam, kuriam reikia, jisai pradeda priaugti svorio, o kitam, kuriam jo per daug, jis pradeda mažėti. Tai yra tiesiog subalansuotos mitybos stebuklas. Kūnas pats susiranda savo optimalų svorį, kuomet gauna pakankamą maistingųjų medžiagų kiekį. Va tokios tos mūsų istorijos. Taigi aš, Giedrė Alinauskaitė Strumilienė, gyvensenos medicinos specialistė, nuoširdžiai kviečiu Jus į Holistinio ugdymo institute dėstomą Mityba 1 modulį.